Sveiki visi, vandens mėgėjai ir mylėtojai. Šiandien turime spalio 24 dieną. Į objektą atvažiavom 5:09. Vanduo paleistas kokių jau 20 minučių. Ir čia už Antakalnio nuo Vilniaus į link Nemečinės važiuojant į Sodo bendriją atvažiavom. O dabar dar klausimėlis. Čia koks upelis teka, pavadinimą jis turi? Veržuvėlė. Veržuvėlė. Tai va, Veržuvėlė mums šiandien spalio galui davė tokį didžiulį gerą vandenį. 5 metrai grįžinukas. Puikiausias vanduo kaip šaltinio, nei geležies, nei kalkių nieko nėra. Dabar va vyrinom vandenį. Tradicija kavą gerti iš gręžinio vandens. Va, užsakovė mūsų. O Sodo bendrija, kaip vadinasi? Šilėnų. Šilėnų Sodo bendrija. Šilėnų trečioji. Šilėnų trečioji. Va, ir matot, sklipelis, kiek čia pas jūs arų? 6 arai. O, 6 arai sklipelis. Visur viskas akmenyje, visur viskas užsodinta, gyvatvorės. Nei pravažiuoti, nei praeit praktiškai. Tai va, į vietą tokį tarp obelų įsipaišėm. Gręžėmės rankiniu būdu vandens pagalba. Tai va, tokie mobilus, va tokiais sodose jo, čia esam tikrai privalumą turim. To kam to va, atvažiuojam su džipuku prie kabelę. Įvažiavam tokį tarpą. Čia štangas viską pasinešėm. Ir einam pasižiūrėti. Koks buvo gruntas. Nu, gruntas jo, be bentonito, specialus molio, kuris stabilizuoja gręžinio sienelės. Būtume filtrą 5 metrus nesukišę. Va, užsakojo tranšėjas prasikasi, čia jau viską tvindom. Smarkiai. Va, taip atrodo gręžinio duobės, gręžinio šaktą. Va, lygiai 5 metrai. Vanduo slūkso upelio lygį, 3 metruose, nes nuo 3 iki 3,5 buvo, matot, rusvesnis, žvirukas, meliukas. Rusvesnis. Po to akmenų toks sluoksnis, nedidelis, gal 10 cm buvo, kurį pramušėm. Ir prasidėjo, vat, jis jau vandeningas, atspalvis visai kitoks, matot. Sluoksnis buvo ir va tokių akmenų, didelių, akmenukų, nago dydžio. Praktiškai tai gerą pusę valandas, vos ne valandą, klijavom su bentonito, tiršinom vandenį, kad stabilizuotų gręžinio šaktą. Tai va, gulė va 3 štangos, su bardakėlis, aišku, čia tik vietos nedaug. Va, 3 štangos, iškart 5,5 metrų iškeliam į viršų. Kolegas staigiai per 5 sekundės sukišo filtrą. Nu, akmenys tai jo didžiuliai čia. Tai va, ką bentonitas padaro, va, tokius akmenis. Nes jeigu nebūtų bentonito, toks sluoksnis už štangas ištraukė ir vėl užspaudžia gręžinio šaktą ir tu nieko nesukištum. Tai va taip, va, tokia vietai. Ir va tas upeliukas teka, į kurią prasideda eglės. Tai čia va, tai jeigu antisiųjų, tai kokių grubiai 50 metrų. Tai va, ėmėm iš to upelio vandenį. 60 metrų per kaimyną aplinkui prasitempėm žarnas, nes grįžimo procesui vanduo reikalingas. O tai va, siurblys pajungtas, vakuumo principu pakeliamas yra vanduo. Čia joks panardinamas siurblys nesikiša į vidų, čia tik klausė užsakovai, kokiu būdu čia viskas vyksta. O taip ir vyksta, duobė susikas ir prasikas tranšėja, o tenai rūsys yra. Ir va, tam rūsyje hidroforas jau visada žiemos. Žmonės turės vandenį, nes šitose Sodo bendrijose viskas, kas už Antakalnio Nemečinės pusė, niekas neturi laistoma vasarinio vandens. Va čia yra didelis įsigelbėjimas, didžiulis va. Jo. Va, užsakovė jau tampa, nešioja visą vandenuką, laisto visus augaliukus. Taip atrodo. Ir porą žodžių, kaip brigada tai dirba? Efektyviai, puikiai. Esam patenkinti labai. Ačiū Jums. Rekomenduoju ir kitiems. Ačiū labai už gerą žodį. Ačiū Donatui. Ačiū Jums, kad paskambinot. Nu tai ką tada, visiems geros dienos ir gero vandens, iki.